Kodėl atsiranda įtampa? Kai atsiranda šitas negerumas, tai tokios būsenos užeina nu, kartais, dažniausiai kasdieną, bet būna į dieną kartą, bet dažniausiai tai į dieną daug kartų. Tai Mhm. prašau. O kada jums, tarkim, suaktyvėja toksai ta pojūtis, nes, tarkim, kai mes miegam, yra tam tikra būsena, paskui, kai mes, tarkim, maždaug jeigu, tarkim, atsikeliam, tai už valandos laiko Mhm. mūsų pasikeičia iš tetos į alfą smegeninė veikla. Ir kokiu tai maždaug dienos laikotarpiu, Labai įvairiai, labai įvairių. Gali būti iš ryto, kad aš mhm, šiaip dažnai tai labai naktį nutinka tai. taip. Ir tas yra labai blogai, nes aš kai jau atsibundu, tai jau būna ten viskas išderinta, išmakaluota ir man labai sunku. Nu, Mhm, naktį aš turiu dirbti ir aš labai noriu miego, pavargus ir aš turiu ten mėtį dirbti, nes, nu, aš taip nemiegosiu šis. Tai va. mhm, Bet kartais būna, jo, atsikeli, lyg tai nieko, po kokios valandos, kartais per pietus, kartais tik tai vakare. Labai mhm, labai įvairiai, kartais iš tai visą dieną. Va, tai va, turi dirbti. mhm. Labai įvairiai, čia kažkaip dėsningumo aš netradus. Supratau. Mhm, Ir šitie va reiškiniai vyksta, nu, šiaip senokai. Nu, kokį metai tai tikrai. Lyg tai užkabinam tą, bet pasirodo, kad ne vien tas, nes šitas vat lieka visas reikalas. mhm, Nu, vat, ir dar šitas viskas buvo ir iki draugo. Tai gal mhm. čia, jeigu jo pas jį yra kažkokie ten, kas man kenkia, ten tie visokie padarėliai, tai jie gali būti, kad tik pastiprina, bet man atrodo, kad yra šiaip dar kažkas. Ir, Taip, o draugo šitie va tik pastiprina, aš dar buvau atradus, kad aš kai dirbu su šituoklė, tai prieš šituoklę man irgi kažkoks tai ten parazitinis elementas atsakinėjo ir jis mane irgi erzino, nu, va, tą irgi išderindavo ir endokrininę, ir imuninę. Ir aš mhm, galvau, kad aš jau atradau priežastį, nes man po to, kai aš jį išmečiau, ir mhm, nu, kai jo atsisakiau, tai man kažkaip tai lyg tai ir pagerėjo. mhm. Paskui vėl viskas sugrįžo. Tai jis matyt irgi tas padaras irgi gal tik prisidėjo, pasunkino. Mm. Nu, tai va, Čia tai labai, taip tikrai labai įvairiai, čia Mhm. veikia, aš tarkim, kažkada irgi švytuoklę naudodavau ir tarkim, net po senso, po pirmo senso, netgi pati švytuoklė pradėjo suktis į kitą pusę, Mhm. natūraliai būsenai ir tada, ką aš vėl pastebėjau, um, kad aš galiu tiesiog kontroliuoti ir kitą švytuoklę, kito žmogaus švytuoklę. Tai, Mhm. tai su švytuoklė yra gan labai yra toksai slidus reikalas. Taip, taip, taip. Nes tenais reikia vos ne atsipalaiduoti, nieko negalvoti, nes mūsų mintis irgi kuria. Tai, Mhm. tai tas švytuoklė tokia yra, nu, aš jau, Jo, žinokit, dabar beveik jos nenaudoju. aš irgi stengiuosi, ne. Ir kartais tikrai norisi pasiklausti, bet jeigu mes iš vidaus tikrai to norime, mums parodo tai, ko mes norime, o galbūt ne taip, kaip yra. Tai gerai, gerai. Tai, tai va, tai čia praktiškai pasakiau. Mhm, Nu, viską taip susakiau, nes, nu, kad suprastumėt, kaip, taip. kaip man tai svarbu. O paskui kiti, tai, nu, va, dėl to, sakykime, jeigu konkrečiai, sakykime, tie psichotropiniai Mhm, dalykai visi, tai kaip čia man tapti atspariai, nu, mhm. kad jie nedarytų Taip, taip, taip. su juo. Gerai. Aha, gerai čia. Tada, Aha. Mhm. jo, Gerai. tada kitas klausimas, trečias, kaip, nu, vat, ir jie susikratytų Mhm, psichotropikų, ką galima padaryti, ar čia jau su jo siela pašnekėti, ar, nu, kažką, žodžiu, mhm. čia jūs kažkaip Taip, taip. pamatysit. Taip, taip, mes Nu, va. daugiausiai Mhm, efektyviausiai veikia tame momente, kurį mhm, informacija iškyla mhm, ir tada nuo to nors ir įtalioja vienas nuo kito. Tai, mhm. tai gan Jo, yra. jo. Per mūsų praktikas mes pamatėm, kad tai yra tikrai efektyvu. Galim kai ką gal atskleisti, parodyti. Bet čia kaip ir kiekvienam klientui mes sakom, kad suprantat, tas vidinis laistymas, kasdienybės, tai iš tikrųjų per šitą sensą jūs atliksite darbą. Mes jums busim tik tai įrankis. Tai nes jeigu, tarkim, mes galim ten pamatyti, padaryti, ištaisyti kaip įrankis jūsų sielai, ezoteriniam kūnam padėti, kaip čia dabar išreikšti paprastai, kad kasdieninėme laistyme vis tiek jūs esat savo tvirtovėje. Jūsų kūnas yra jūsų šventykla, jūsų tvirtovė. Ir niekas kitas kiekvienose akimirkose nebus su jumis. Visą laiką jūsų siela visą laiką su jumis, ezoteriniai kūnai, visa ta savastis. Ir Žodžiu, kaip čia pasakyti, aš pati nesusitvarkau ir todėl jūsų prašau. Tai, 3, 2, 1. Dabar suskaičiuosiu nuo 1 iki 3. Ir beta. Paklausiu. Airinos skydliaukės.
ką ji turi pasakyti. 1, 2, 3. Man iškartina pasakymas nelaiminga. Ir kaip tai, kas ją įtakoja, kad jinai nėra laiminga, per kokį kanalą tai ateina. Arba. Eina per širdies kanalą. Reiškia, širdis visgi, sako, per širdį. Iš širdies ateina, kad jie jaučiasi nelaiminga, jie gyvena kaip nelaiminga. Gerai. Tada atsijunk nuo skydliaukės beta. Ir dabar pasijunk pačianelink Airinos sielą. Siela sako, aš noriu, pakalbėti. Jūs manęs paklauskit, sako, paklausykit. Man yra vaizdas, kad yra toks kaip čia pasakysiu, kaip čia. Sako, jūsgi žinot, sako, ašgi užburta. Taip, gerai. Nuveda ir parodo į tą momentą, kai tas burtas įvyko. Matau, kad jos fizinis kūnas sukandęs lūpas kramto ir akys užmerktos ir verkia iš kažkokio vidinio skausmo. Ar tai buvo šiame gyvenime? Tai buvo labai seniai. Kad lyg tai sakytum, eina šiurpai per visą kūną man, žinau, aš kaip nujaučiu ten, kad ji jauna ir kaip tai kažkam mintys sako, kodėl neteisybė, kažkaip sako, kažkaip mintyse, kodėl Dieve, kodėl tokia neteisybė. Kodėl aš turėjau už tai, kodėl tu paėmei mane į tą kančią, kodėl tu manęs neapgynei, kodėl Dieve, nes tais amžiais labai propaguodavo, kad Dievas. Ir tada daugumai žmonių, kaip kažkas ateina nelaiminga. Ir tai sakymas yra Dieve, kodėl Dieve. Ir labai jinai verkia. Tu žinai, kad tu ir esi tas Dievas. O jei kažkokia tai staigmena, kad iš to amžiaus žiūrint, tai nes aš Dievas sako, ne, jinai va taip sako, ne. Taip, dabar siela, tu gali to. Tu esi Dievas savo lauke. Taip, aš gal galėčiau patikėti, bet gal galėčiau patikėti, kad Dievas visų galėčiau patikėti, bet kodėl tada jeigu jis mano tėvas, kodėl jis mane atiduoda šitoms kančioms? Tai yra pasirinkimas ir visada mes renkamės. Ir taip gal kažkurio momentu buvome įtakoti išorinių aspektų, bet kaip ten mes bežiūrėtumėm, viduje mes esam Dievas savo būtybei, sistemai, visom kūno ląstelėm, visai energetikai, kas yra mūsų lauke. Mes esam jėga, mes esam ta dievybė viduje. Ir dabar kartok paskui mane, siela, Airinos. Aš esu ir fizinis kūnas, taip. Mintyse. Aš esu Dievas. Aš esu Dievas. Ir Dievo įsakymu. Ir Dievo tėvo įsakymu.
kas mane neramina, tu gali pridurti bet ką ir tai išsipildys tavo lauke. Kas tave neramina? Pabandom šitą, pažiūrim šitą praktiką, kad tu patikėtum savim. Aš esu Dievas savo biolauke. Esu Dievas savo biolauke. Ir savo Dievo tėvo genetinio įsakymą įsakau. Viskas įsipildo mano biolauke, ką pagalvoju, ką pasakau, ko panoriu. Aš labai noriu. Aš labai noriu, kad tai įsigyvendintų. Aš matau, kad ji taip sako, bet ji labai tuo pačiu skausmą verkia, bet ir taip sako. Ir tam skausme, labai išverkime iš širdies, ji duoda sujungimas su kažkokia visatos šviesybė, su kažkokia šviesa, ji duoda jungti. Ir gal tai sako, Tėve, mano sako, tu išgelbėk mane. Bet aš irgi sakau kaip siela kūnai, kad tu ir esi tas galingas Dievas, tu esi pati. Bet jos tikėjimas vis tiek tiki labiau į Dievą tėvą. Ir kaip tai reiktų, kūnai protui persiduotų. Siela, ji tiki, ji nori, bet kaip ir sakytum, iš kūno siela išeina. O sakykim, kažkokios ten būna muštynės, ten per sapnus ją neatsimena, kuri neišveiko per energijų. Ir siela nebūna kūne tada, nes per sunku, nes mažu sako tikėjimo. Tikiu, sako mažu tikiu, žodžiu tikiu. Bet aš matau, kad tas protas ir ego mušasi su širdim. Kaip ir sakytum, kariauja jie su širdim. Mane širdį irgi pradeda durti, bet sakytum, širdis ir siela nori, kad protas ir ego nepaveiktų jos. Ir, pavyzdžiui, kai protas ir ego nori kažką neteisingo įbrukti, tai siela išeina iš kūno. Bet jie būna prie jos. Kažkoks yra laikotarpis, kada vėl įeina į ją. Nes sielai labai sunku tam kūne, kur per sielą kankintis. Ir jos dabar kūnas nustojo verkti, bet jis labai susimasto, kaip čia sugaunasi kažkoks dvigubas žaidimas. Kažkokios dvi airinos yra dvi, sakykime, taip einasi. Viena airina ten, kur siela tikiu viskas čia tvarkoje, o kita airina ten, kur protas ir ego. Jos niekaip nesusitaiko tarpusavį, sakytum, kad gyvena taip net, kad dvi airinos. Ir vienas iki taip susiglaudžia, kitas iki vėl išsiskiria. Gerai, tai tada dar siela, kai mes nuėjome į tą momentą, kai darė tuos burtus. Ir dabar nueinam į tą momentą, kai tu netikėjai šitais į tą kitą gyvenimą, kai nebuvo įdiegta šitą ideologiją apie Dievą tėvą ir šitą klaidingas visas informacijas. Nueik į tą kitą momentą, kur tu supranti, kad tu esi Dievas, laisva kūrėja, žinai, ko čia atėjai. Nueinam į tą pradinę. Supratau. Bet, o kaip kita dalis sako, tai išsiaiškinkit su tą magiją, sako. Aš ir norėjau sakyti, kad tai yra burtas. Jo, aš suprantu, bet sielai jai reikia įgyti šitą pasitikėjimą savimi, savo lauku. Mes daisim iki tos magijos, aš irgi ten kai ką padarysiu. Tiesiog man reikia, kad siela 100% be kažkokių iliuzijų, nes čia tas visos religijos irgi yra kažkokia iliuzija, kažkas užmauta. Ir iš pirmo pradės pas mus iš viso to nėra. Ir aš noriu tiesiog, kad siela suvoktų, kad savo lauke yra jinai Dievas, jinai yra jėga, jinai neturi jėgos, jinai yra jėga. Man reikia, kad siela tai suvoktų ir kad Airina tai suvoktų. Bet pradedam nuo sielos, kadangi Airina dabar fiziškai negali nueiti į tą momentą, bet siela jinai turi Jo, aš dabar, žinai, matau, kad sako siela, bet tai jeigu ten skauda, ten kažkoks kankinimas, tai sako, kaip aš galiu patikėti, kad aš stipri ir jėga, kad aš, sako, darau viską ir man, sako, neveikia. Neveikia, kūnui neveikia. Čia dabar jinai klausia iš dabarties momento? Aha. Grinai taip yra. Grinai taip ir yra, kaip dabar aš. Aš darau, neveikia. Taip, aš tau tai ir pagalvojau.
Tai Bet gal čia ta magija viską ir sugadino. Nu, ta prasme, gal dėl tos magijos man... aš viską, aš viską, Irina, suprantu, palauk, čia turi eiti sistemiškai, kad... Darysim tą magiją, nueisim. Jo, viskas čia gerai, bet vat, man reikia tiesiog daryti. Gerai, aš supratau irgi, kad vat, norima ko daryti, bet vat, aš tuoj, kaip ir, tuoj aš čia, matau. Žinai, kažkaip tai, vat, aš matau, siela sako, tai gerai, tai tu man sako, pasakyk, padaryk, taip ir kalbat su tavim. Aha, gerai. Tai, tai davai, tada tu nueik į tą momentą, kada nebuvo jokių religinių šitų. Jo, aš tame. Aha. Ir dabar, ką tu esi fiziniam kūne? Ir jeigu tame fiziniam kūne, kuriame esi, kas nors nepatinka, vat, tu ir pasakyk, aš esu Dievas ir Dievo įsakymu tai įvyksta. Vat, pasipraktikuok. Kažkas labai gero įvyksta. Tai nėra dar religijų, bet yra žinoma, kad mes atėjome iš dangaus kaip žmogus kažkaip tai. Ir vat, dar nepamirštos yra Dievo jėgos. Ir jie pasako savo, kaip tu sakėjai, siela tiesiog girdi, bet reikia pakartok ten kokį ten žodžią, kad užfiksuotų. Aš esu Dievas ir Dievo įsakymu įsakau. Ir tada sakyk, ką noriu. Sakyk, Irina, fizinis kūnas, sakyk dabar. Siela į tave. Sakyk savo mintyse. Išsakyk, įsakau ir išsakyk viską savo mintyse, nes aš matau sielą prie į tavo kūną, kur užtvirtino. Ir tą jėgą, tu sakyk savo mintyse. Negarsiai? Negarsiai, kaip tau patogu. Mano kūnas yra idealios sveikatos. Jis yra atsparus visokiem išoriniam toksinam, patogenam, visokiam intervencijom. Jis yra energingas. Man energijos užtenka visom mano reikmėm, visiems ketinimam ir viskam, ką esu numačius ir ką man aukščiausias mano tai yra numatęs, ko aš net nežinau. Arba Dievas ką numatęs, arba dūšia, kad numatus, mano protas net nežino, kad viskam yra energijos ir dar lieka. Taip pat mano širdis ir protas draugauja, randa bendrą kalbą. Dar čia kažką norėjau. Aš esu stipri, kad manęs niekas negali neigiamai paveikti. Nei fiziniai dalykai, nei energetiniai, visokie interventai. Aš esu savipakankamai ir stipri ir atspari. Ir niekas man negali padaryti jokios neigiamos įtakos. Ir mano sveikata ideali. Aš esu energinga. Ir Irina dabar, tai va, pasakyk ir išjauk šitą, išjaus tą jėgą tokią. Aš esu Dievas ir Dievo įsaka. Kiek aš kartų tą dariau. Dabar aš noriu pajausti tavo energiją. Sakyk, aš esu Dievas. Aš esu Dievas. Ir Dievo įsakymu. Ir Dievo įsakymu. Įsakau. Padarom tai, žinai, aš matau vis tiek nepasitikėjimą, matau. Jo, aš irgi nujaučiu. Aš 100 kartų tą dariau, 100 milijonų kartų tą dariau. Dabar žinai ką, dabar taip palauk, Emigi padarom taip. Aš matau, kur sėdė joje šitas tipo, aš 100 kartų milijonų kartų dariau, matau joje, kur sėdė jo. Ir tipo, jisai ir kaupė dar milijonus. Kartu. Tipo, vis tiek aš netikėsiu. Lemia tas magijos nuimam greičiau. Ir tada viskas įvyks. Emigi, žiūrėk. Ir aš, žiūrėk, ir dabar taip aš ištraukiu, jos reiškia sielai parodau. Tegu nesvarbu, ką jinai ten kalba, mes žinom, ką darom, nes jinai ten savo, tai turi savo, mes iš šalies kitaip žiūrim. Dabar aš sielą ateina ir ištraukiu tą iš jos, ir aš tą pasakosiu viską palauktų. Tina, sakau, parodau, žiūrėk, sakau, ten, ir dabar tas, kur, net nesakysiu, nevardysiu, tegu tai būna, o taip pat kaip operacija ir tuoj tu te pasakysiu, ištraukia iš jos kažkokį judantį padarą, kaip lerva kokia, bet iš krūtinės ir saulės rezginio kažkur ten, kaip sakytum, kažkaip pat žauksų kažkokių užtraukia, kažkokį blokas ir jis tuščias. Jame nieko nepripildyti, bet jis buvo juda. Ir jis taip jau žauksų ištraukia, čia reiškia sielą ištraukia, taip mes savi. Dabar žiūrėk, mes einam į tą, davai tą pelkin, tas, kur ugnies vulkanas. Jis į tą vulkaną. Ir aš įmetu. Nešmo siela įmeta ir sako visiems laikams
Visiems laikams sako, ir metai ir krenta, o tas reikia ten, blaškėsi, matau, įkrito, biškį ten įkrito taip sunkiai, kad net ugnis ten vulkano pasitaškė, bet insiurbė jį ir jis ten dega, pleška, transformuojasi ir tipo, plaukus dar šaukia, ten tipo kiek gali. Tipo, plaukus išgirsiu, išgirsiu tuoj. O taip negalima, aš buvau reikalingas, tipo, aš taip negaliu, tipo, išeiti, aš buvau reikalingas, bet sako, sielai, sakau, pasakyk, tu nereikalingas, tu išeini visiems laikams, tavęs nereikia, tu man nereikalingas, man tavęs nereikia, aš tavęs neklausau. Viskas, jinai siela palydi, taip žiūrėdama akim, ten nuneša kažkokia srovė, jis ten savo dar barbuliuoja, bet aš matau, jis bliukšta, kai balionas bliukšta, tai taip susilyda, dar akis sielos nuveda įsitikinimą, kad jis tikrai ištrauktas, jo, viskas ištrauktas. Kaip ir sakytum, apsiena kažkokia ten spiritinė ugnelė, ir dabar vat, tą ugnelę irgi užgesinam švelniai, užgesinam kažkokiais tai saldumynais, kaip sakytum, tortos skanaus, kas tai iš vaikystės, gal tas plombyras ir kas, ir dabar prisipildom, davai sielai, sakau, prisipildyk meilę, pripildom, sakau, eik va čia, išbučiuok kairinos krūtinę, išbučiuok jo saulės rezginį, va kaip mažiuku, kuris gimsta, pripildyk jį meilę, tu gesti prisipildyk, mes kalbam, pripildyk, va taip ir tam meilės, kvapas, taip daug šaptučių, ir taip šiluma, vibracijos ir bučiniai, ir kaifas, toks ir ramybė, ir harmonija. Aišku, jos mintyse kažkaip sako, kaipgi mano tas draugas, jis taip vaizduoja. Labai blogai girdžiu. Dabar prisipildo meilės, žinai, va mes pripildom ir tuo metu, iš kur atsirado, viską nuims vibracijas. Ir žinok, vat, nori to ar nenori, Irina, žinok, kaip tu be nori, viskas, aš tau draudžiu, tau siela draudžia, žinok, knysti, iš kur atsirado. Ir net aš tau draudžiu ir siela mintyse pagalvoti, kad jeigu skaudės, kad vat, pasakyti žodžiu, tu turi sakyti, kaip atėjai, netikėtai taip išeini. Ir tarsi supranti, vietoj to, kad tau skauda, tu sakyk, man gera, aš laiminga, man gera, man viskas gerai, jokio žodžio, neskauda, nesakyk taip, nes tai yra skauda. Pabandyk, man taip nėra lengva kažko tai sakyti, bet o taip atverčiu tave taip išprovokuoti. Tai va, žiūrėk, viską išbandžius, viskas meti. Šito nėra, tu pirmą kartą dabar tai darai. Taip darai. Viskas, dabar ką darom? Pripildėm tos meilės, tas išėjo, tas kur tipo alė, tipo 100 kažkoks ten kelintas. Dabar einam prie tos magijos gal tada. Aha, jo, tai dabar. Nes siela jos tiki jau, žinok. Labai gerai, aha, gerai. Tai dabar vat, mes nueinam, galim netgi prieš, vat, kelias sekundės prieš tą magiją, kai vyksta. Gerai. Ana, tai dabar užšaldom visą situaciją. Ir dabar lai siela pasižiūri, kas ten vyksta. Kodėl ta magija daroma, kame čia reikalas? Ar jinai nori ją priimti, kas, jinai apžiūri viską atidžiai. Tuo. Žinai, žodžiu buvo dabar taip, kad tu ten klausiai, sakei, man siela parodo, kad vat, su kūnu tipo kalbamės. Ir tada rodo, o taip, kad tavo siela klausia, nu gerai, Irina, taip tu sakai, tu užburta, tai kas tave užbūrė? Ir jūs dabar visi tylėkit? Praeituose gyvenimuose. Išgyvenam iš praeitų gyvenimo. Labai seniai mane užbūrė, sako mano teta. Tipo mažą mergaitę užbūrė teta. Toliau palaukit. O kodėl? Reiškia, tavo siela klausė jo, kaip ir jūs kabinėti, sakytum, matau, ir vat, sako, siela, per kūną siela kalba. O tai kodėl ta teta užbūrė? Einam toliau, lendam, einam toliau. Tai pasakyk, kūno klausim dabar. Kodėl teta užbūrė? Tu žinai, tu pasakysi mums. Parodysi, nuneši mus ten. Ką vaistinė. Aš turėjau atiduoti sveikatą. Aš daviau tetai sveikatą, todėl kad mane jinai augino ir jai reikėjo pinigų. Ir niekas pinigų negavo, nedavė jai. Jie mane augino ir jis sugalvojo, aš galiu jai tarnauti. Ta teta buvo kažkokia raganienė kažkokia tokia.
bet ten teta giminėjos. Mhm. Mhm. O aš tuoj dabar aš noriu nuskanuoti. Taip. Ten kažkas tai įdomiai keistai, tipo, tai jeigu ten šitaip, tai kuri iš jūsų yra Airina ir kuri iš jūsų yra teta. Airina ta, kuri dabar, rodyk kuriam kūne jinai ten yra. Labai keistas dalykas, kai teta padaro kažkokį, tipo vadinamą teta, kažkokią tokią padaro magiją, kur reiškia Airinos mažos kūnas eina į tą moterį vyresnę, tokia piktoka babuška. Tos moters kūnas, reiškia, jos apsikeičia kūnais. Kai jos apsikeičia kūnais, tai ir vadinasi, teta yra sveika jaunos mažos Airinos Taip. kūne. Mhm. O Airina tipo serga, nes jinai yra tam tos senos babuškos bjaurios kūne. Ir Mhm. taip tempėsi iš gyvenimo. Taip pabaigsiu sakyti, kad trybės. Mhm. Tempėsi visą tą gyvenimą, ten tipo tiek Airina vieniša, tiek ta babuška vieniša. Bet ta babuška tipo ilgai gyvena, nes jinai sveika. Bet kas įvyksta, Airina anksčiau miršta negu ta babuška, nes ji tipo labai serga. Viskuo ten kažkaip taip silpna labai. Bet tai kas įvyksta? Reiškia, toje babuškoje yra kažkokia reptilija, kuri tai daro. Ir dabar gaunasi, kai Airina numiršta, ji ir numiršta kitam gyvenime su tos babuškos kūnu kaip ir. Mhm. Kaip ir tuo ne kūnu, bet tuo ezoteriniu kažkokiu va tokiu tikėjimu. Bet šiaip jau rodo, kad ta Airina, kai jinai auga, jin kažką supranta, suvokia, kad šita babuška kažką padarė. Bet ji neturi kur išeiti, nes ji ten ir valgį duoda, ir šilta. Visgi šiaip ar ne taip, šita moteriškė labai ją prižiūri. Labai ten ir valgys viskas, bet jinai serga. Bet dėl to prižiūri, aišku, suprantama, kad jai reikia tai gyventi energiją, kad gamintų. Vat ir jinai eina, matosi ir į mokyklą, ir visur, bet ten kažkaip, tipo mokyklą pavadinčiau, nėra ten mokykla. Taip. Kažkoks miškas, pastovi per tą mišką. Tas miškas tik tai, kai jinai išeina ten kažkur, tai tas miškas jai duoda labai gyvybinės energijos, jėgų ir jinai gauna savimi, būna atitolsta nuo tos babuškos kūno. Kuo toliau gaunasi, tai tuo geriau. Mhm. Ir dabar aš matau kitą gyvenimą, kur ji gimsta kaip mergaitė irgi, bet liktai sakytum ir tam gyvenime eina, kaip ir sakytum, serga. Mhm. Tai davai dabar taip, aš matau tokią išeitį, kad mums reikia sustabdyti ir su ta babuška kažką sugalvoti, kad tai Gerai. neapsikeistų. Aha, gerai. Dabar Rasa, o galiu paklausti, o ar šitą mano gyvenime irgi taip pat ta babuška figūruoja? Ne, tos babuškos nebefigūruoja. Čia Nėra, tik aš matau, priminimas mano toks tipo. Čia buvo tam, kai kuriuose gyvenimuose buvo, bet ne visuose. Bet esmė tame, kad atminimas gimsta, kaip tu sakei, vakar tik ne. Atmintis yra mano tokia. Jo. Ir kažkaip sakytum, kad net genetiškai per ilgus metus ta atmintis, jie genetiškai pasisavina svetimas programas. Čia labai panašiai, aš kaip žiūriu, visai rezonuoja, net kaip tas Bertas Hellingeris nagrinėja giminių susipinimą ir ligas, sakykime, klausyk, kaip viskas rezonuoja, einam toliau. Mhm. Mhm. Ta babuška reiškia kažkokia teta, paskui ten gimsta ta teta, ne teta, tokis susimaišymas. Tada vis tiek Airina kaip ir atminimą už tetą tą gyvena, tipo ir serga, kad tipo būtų gerai, bet šiam gyvenime aš galėsiu paskui pažiūrėti atidžiau. O dabar, pavyzdžiui, mane labai neša, kad nebėra, gal net ten ar numirė, ar kas ten, vat, ir to aš dabar dar nematau, kol kas dabar sako, kad nėra. Mhm. Gerai, tada, kai ten viską užšaldom, prieš tą pačią magiją, ir dabar yra ta maža mergaitė su ta siela, ir tada aš ateinu prie jos. Reiškia, ta mergaitė, ji, žinok, ji labai susispraudusi, ji vis tiek bijo ir ta babuška, žinok, vien tokia, galima sakyti, ją ir maitina kažkokiais, tai prieš tai, prieš magiją, rolelim tokiam ir jinai labai sėdi atsitūpus prie pečiaus ir rankom įsidėjus, ir kojas apsikabinus ir rankom lūpas užsidėjus. Galim, žinai, ką padaryti, sielą matau, nori sielą iš dabarties, nori ateiti pas tą mergaitę ir jau jie atėjo, pritupė. Gerai. Sakau, žiūrėk, sakau, paklausyk, sielą sako, paklausyk, žiūrėk, sako, kaip Remigijus ir Beata, dabar tu matai, tu girdi, sako, per mane, per sielą, tu gali pamatyti į priekį. Ir sako, parodysiu, sako, kaip tu gyvenai, kaip buvo tavo gyvenimas, kai tu likai su baime šitą magiją. Labai atsargiai bando sakyti ir parodo tokį filmą. Kaip reiškia, filmas, ta prasme, gražus to, kad į priekį visus gyvenimus taip gražiai nukloja. Pažiūrėk, sako, kaip tu ar sirgai, arba vaikino, arba vyro. Ir sako, supranti, tu to nenori, sako, nenori. Sako, aš bijau, aš nenoriu, tu mergai. Aišku, aš neklausiu, kur tavo tėvai, kur tavo mama, bet lyg tai sakytų, kažkaip eina, kad mamos ir tėvai tai nėra tam gyvenime. Jau arba kažkaip dėl kažko tai atidėti pagalvoti geriau, valgytas viską. O šitą, aš matau, kad
Žiūrėk, siela nori. Sako, nu gerai, sako, ateik pas mane, sako, sėskis ant kelių, aš tave paniuniuosiu, nes tai mergaitė labai trūksta meilės. Mhm. Sakytum, kad vat, jį baimėjo su ta teta, bet ta teta nei ten jos ten paglosto, nei ten myli, nei ten sėdi ant kelių, sako, aš tave pameluosiu, paniuniuosiu, dabar sako, aš tave pripildau meilę. Sako, užsimerk trumpam ir pasapnuok. Tave myli, kad šita teta. Tik per sapną, kad į tavo teta atėjo šalia. Jie namai tampa šviesus, kelių ir ant stalo. Užtiesalai. Žiūrėk, kokie maži langiukai, bet jie kaip švari nuvalyti. Saugo myli savo elniukus. Jei tu matai daug grybų, ir tu tas uogas skanės valgai, šokinėjai pievą tavo suknylti, laukia kalus pusryčiai. Ir mama, ir tėtis ten malkas kapoja, ir gyvūnėlį, ir šuniukas, ir kačiukas. Žiūrėk, tu mylima. Tavo šitoje tetoje yra mamos siela. Dabar mes grįšim atgal. Bet atgal, kai tavo mama pagimdė. Matai, pažiūrėk, tu gimsti. Tu labai švariuose vystyklėliuose. Ir tave taip myli. Ir mama ir tėtis tave taip myli. Tu spinduliuoji iš meilės, iš laimės, iš laimingo gyvenimo. Ir tavo mama sveika, ir tavo tėtis sveikas. Ir jūs turit pinigų. Ir ten tavo sesė vyresnė matau. Ir irgi džiaugiasi, turi pilną lėlių, siuva drabužėlius ir jinai laukia, kada tu užaugs ir jūs abu dvi žaisit. Pasidžiauk, emocionaliai pajausk, išjausk tą gerumą. Išjausk. Žiūrėk, ateina šita teta, jie vieniša, bet jie gera. Ir jinai žino, ir jinai tave krikštų mama, kaip tavo krikšto mama tave myli. Ir žino, kad tavo mama ir tėtis bus sveiki. Jie kaip burtininkė, kaip gera burtininkė. Gal tegu bus žodis ragana, bet gera ragana burtininkė. Jie duoda tavo mamai ir vaistažolį, ir tėčių, kad jie buvo ilgai gyventų. Ir kad tu liksi savo namuose. Ir jokių magijų neįvyksta. Viskas įvyksta taip, kaip tu norėtum, gimdama norėjai ir norėtum toliau, kad būtų. Ir žiūrėk, kokia tu sveika. Ir žiūrėk tam gyvenime, kokia tu sveika. Ir žiūrėk, kokia tu stipri. Žiūrėk, kokia tu laiminga. Tu ateini į šitą 21 amžių. Tu sveika ateini. Sveika. Galim biškį grįžti atgal, tegu ten fiksuojasi. Aš dar noriu taip padaryti, kad uždarom tą laiko liniją, kur buvo tos magijos, kaip pokšt, kažkaip ir nėra jos. Galim irgi galim dar tuo pačiu Remigijau, ten kur buvo kažkoks padaras, mes irgi galim ten kažkaip tai pikštą jam padaryti. Jo, tai aš užsirašiau kaip tik, kad tai dabar, kadangi tas mažos mergaitės lauko, jie tą reptiliją, tai aš tiesiog atskaičiuosiu iki 3 ir ta reptilė atsidurs tą mūsų narve. 1, 2, 3. Reptilė atsiduria savo narve. Tam iš to gyvenimo tame periode atsiduria savo, ten tokia, beveik ne reptilė, bet kažkoks irgi balionas su kažkokiais tai, kada maža bijo ir ko, tai žodžiu, ten kaip ir ne reptilė, bet irgi toks reptilinis padaras, bet jis kažkoks įsipūtęs balioninis, bet raups, kažkoks šlykštus, visai prisidė. Nedidelė, bet kažkoks toks piešinys iš jos vaikystės tikriausiai. Kažkoks nemalonus kažkas tai. Gerai, ten Irino siela stovi, ir tą narvą jinai ten, sakau, imk savo burtų laizdelę. Taip. Parodykai, Jį mostilna. Ta burtų laizdelė ir paverčia, jin kažkaip nori pažaisti. Labai gerai, labai eksperimentuojant. Juokis, kvatojasi, ir ta maža mergaitė kvatojasi, ir labai, kaip kokį, sakytum, šokinėje, net, sakytum, multfilmas, vaikam, labai vaikam džiaugsmas, kada iš pabaisos virsta kažkokis geras mažutis, kažkoks zuikis. Ir ten džiaugiasi, šokinėje, ir sielą parodo. Paskui žiūrėk, sako, pavirskime iki šuniuku, ir kačiuku. Ir tipo, bet sako, ir nepalauk, čia nežaiskim su šitais. Sako, tik tai tipo parodžiau tau, kad tu esi valdovė. Kad jeigu tu įsigastum, ar tu ateiti kažko tai, ateina ten kažkaip atsitiktinai per kažką tai, o tu ir pasakyk mintyse, aš tave paverčiu zuikučiu.
Ir dabar sėdėk narvelį kaip zuikutis. Ir matyk, kaip iš krūtinės išeina. Ir baimė, ir nepasitikėjimas. Matyk, jo. Pabandėjęs nususėlą abidvi labai draugauna. Einam, gerai, tada varom metam tą reptilką, metam į tą pakepinimą, kaip tu pavadinai. Šitą mergaitę ploja, džiaugiasi, kad ten, tipo, žinai, supranti, kaip yra. Iš tos mergaitės, kaip jinai pamatė, kad ten išėjo, jinai nebebijo, jinai džiaugiasi, tai ploja rankam, džiaugiasi, žinai, kaip sakytum, kažkas iš blogo išėjo į gerą. Išsilaisvina mažiem vaikam išsilaisvinimas, kada akim pamato. O tokį, kaip ir pasakoja, ne? Pasakoja, žiūrėk, būna vaikai kaip džiaugiasi filmų každėdami, kai ten dingsta, ten išnyksta kažkas, tai ten su tais kokiais, tai šitam kažčiais, tai sakys. Dabar žiūrėk, matau, kaip atsargiai siela paima tave ant rankų, mažytę mergaitę, laiko ant rankų ir tau duoda pasižiūrėti iš toli, kaip tas narvas dega su ta reptilka į tą vulkaną. Ir tas vulkanas varto kaip šašlyką varto. Ir tam vulkanui tai labai gerai, ten supranti, yra, kaip sako, į ugnį meti pagaliukus, tai tam vulkanui irgi gerai, duok bilę ką, jis ten greit sudegins, jam reikia palaikyti ugnį. Viskas gerai, dabar einam, siela eina tave neša atgal. Čia vakur ant rankų nešasi ir taip myli tave. Ir ant rankų panešio. Žinai, man pasakyk to, Irina, man vaikystėje, norėjai, ar trūko, ar netrūko, sakyk tiesiai šviesiai. Šiaip man įdomu, ar mama neišnešiojo, neišsižaidė su tavim vaikystėje. Jautei kažką tai? Kažkaip mama daugiau ne tai, kad ten mylėjo ir švelnumą rodė, o tokia grinai pareiga, baimė tokia biški, kad ten nedaug dievą kažkas atsitiks. O tokia, biški. Tėvai tokia biški buvo. Daugiau streso negu baimės, atsipalaidavimo, džiaugsmo. Ir žinai, gal tada reiškia, gal kaip panašiai su mano mama, jinai mylėjo jo, bet, pavyzdžiui, jei kaip ir nebuvo laiko, arba net tikriausiai, neapkabins, nepažais, nepapučkins, taip neišmiluos ten ant rankų. Gal tokie laikai buvo, kad taip neįvyko. Tokie laikai. Jo. Nes dėl ko paklausiu, nes siela, kiek tave laiko, ten kiek tave bučkina, kiek ten žaidžia su tavim, tai taip tau ant kaklo užsikorus, atrodo, taip tau gera, taip tau to trūksta, taip norisi. Ir siela tave ir apsikabinus rankytė mažom ten ir bučkina, ir vieną žandą, ir kitą. Ir tai prispaudžia, ir jaučiasi iš tavo širdelės mažos, ir tu siela jaučia, kad reikia tau to, ir tau tą duoda. Tau duoda ir jūs einate į tuos namus, kur mama ir tėtis, ir sesuo ten vyresnė, kitam kambarį, nelabai jį dar tokia saugus, bet jinai ruošiasi lėlės, viską, kad jau tu užaugs ir žaisit jau jūs abidvi. Bet žodžiu, tu jau pakankamai, ten 3-4 metukai ir tu paleidžia sielą ir tavo mama ezoterinė ir tėtis mato tave ir tu nubėgi pas seserį ir tu tokia rami, kad tu niekam nebūsi atiduota, kad tu žaisi su sesė namie būsi. Ir tėvai tavo abu ramus ir harmoningai toliau gyvena, nes jie jokių baimių neturi, kad jie susirgs ir kad nebus valgyti ir kad reikia rūpintis tik tai buitimi, kad parodo sielą, kad atrasti kažkiek tai laiko, pasidžiaugti, pagaminti tas vibracijas, meilę su vaikais. Ir jie būtų, ir parodo į sielą dar, kad jūs mylėkite būtų vienas kitą. Mylėkite ir toje meilėje jūs turėsit viską. Ir užauginsit toje meilėje nebaimės sveikas dukras. Ir abudu būsit sveiki. Ir kažkas atsitinka, kad ta teta labai tampa gera. Ir ten kažkokia liktai sakytum, aš nenuskaitau tikslios informacijos, ar ten mamos sesuo, ar ten tėtės sesuo, ar ten taip kažkokia tai giminaitė, bet ji yra giminaitė. Ir kitame yra teta, bet galiu pasakyti tau, kaip man atrodo. Ji, pavyzdžiui, tavo mama rodo tokia smulkesnė, kūdesnė, tokia nelabai ten didukė, bet ir tėtis rodo, kad nelabai ten didukas, panašiai abu. Bet tas sesuo, moteris, tai jinai biški čiučiu didesnė, ne sesuo, bet sakau, ta prasme, kaip ir teta, ir ji biški stambesnė. Aš tau pasakysiu, rodo suknelę, kaip seniau buvo apsirengę moterys, aišku, ji ilgoka, bet kaip anksčiau būdavo tokios labai fainos medžiagytės ir medvilnė su viskozė, gal nuotraukose pamatysi kažkaip tai, bet, pavyzdžiui, ji tokia stamboka, nėra jinai kūda, bet jinai nestora, bet dabar, pavyzdžiui, rodo jos labai gerą širdį ir rūpestį ir rodo, kad jie iš žolelių kažkokius daro gydymus. Tai reptilija tai gera pasidarė. Taip, jo, jinai pati, kaip suklaidinta, galima sakyti, bet pasakiau, kaip atrodo, gal. Ar galiu dar paklausti? O kas man paskatino šitą atsiminimą? Nes aš tų gyvenimų daug, bet kodėl būtent šitas atsiminimas man sukėlė šitą visą sutrikimą? Ar čia gal teta čia kur nors yra, ar kaip? Aš tu pasižiūrėsiu, pasistengsiu neiti, ar teta yra šiam gyvenime. Bet eina toks atsakymas, atsimeni, sako. Atsimeni, reiškia. Iš tų kažkokių tai, kai žmogus numiršta, kiek esu tyrimų ten mačius iš kitų ir savo, kai žmogus numiršta, paskui jie išeina, bet vienas kažkoks siluetas ir dar antras ir būdu aš sakau, palauk, sakau, tai palauk, sakau, tai jeigu siela išeina, kas dar ten antras išeina ir paskui, kai pažiūrėjau, nagrinėjau, ten išeina atmintis,
Paskui aš labai daug video iš mokslininkų išgirdau, kad per aparatą jie rodydavo. Irgi, tai va, atmintis jie visada seka. Už tai būna taip, kad per nesąmoningai mes kažko bijom, tai čia irgi tas pats atmintis iš praeitų gyvenimų atsinešė. Ir va tavo atmintis per atmintį, jeigu taip klaustum, dėl ko. Tai čia Atmintis kažkokia, atsineša. kaip ir tokia, tai daug tų atminčių, ar ne, bet jinai tokia kaip ir aktyvi turbūt buvo, man labai, ar ne, kažkas tai. O dėl to aktyvi, Aha. jo, o dėl to, žinok, aktyvi būna, kad jeigu atsineša atmintis arba pačius geriausius įvykius, vat, meilė, seksualinis gyvenimas, atmintis irgi, arba skaudžiausius, kaip tu numeri, kaip tu žuvai, ko tu labiausiai bijojai. Va tau, kaip mergaitai, labai svarbiausia, kaip ir sakytum, pradžia tų gyvenimo metų ir skausmingiausia, kad atimta iš mamos, kaip ir sakytum, atimta, nu, atnešta ir palikta, išduota, manęs niekam nereikia, manęs nemyli. Kaip, kas būna su vaiku, kai jis verkia ir nemyli, ir jo nereikia nieko, jis pradeda sirgti, kūnas pradeda sirgti, nes jis nori dėmesio, jis nori, vat, mylėkit mane, aš dabar sergu. Kaip pas mus, kai susirga vaikas, ypač daug meilės duoda tėvai, arba kažkas ten. Ir vat tas yra, ir tavo šiuolaikiniam gyvenime rodo tas susirgimas, kad tau reikia meilės. Nu, mylėkit mane, blemba, aš man blogai, kažkas mylėkit. Nu. O ta teta kartais nėra mano šeimoje? Aš dabar pabandysiu tikrai iš širdies iš dušos pasižiūrėsiu, ten ką parodysiu. Šiaip pasakiau, šios moters tas paprašiau, sakau, parodyk, ar tu gimsti šiam gyvenime ir vesk mane, parodyk. Ir dabar jinai pakyla nuo žemės, jinai ištiesė ranką ir sakytum, viena ranka, sakytum, orų plaukia ir mes plaukiam į šį gyvenimą ir pažiūrėsim, jinai savęs ieškos, pažiūrėsim, ką jinai pasakys, parodys, tuoj pasakysiu. Ieškok savęs, pažiūrėk. Pasakyk man, o kaip atrodė mamos mama? Aš jos nemačius, neatsimenu, bet jinai tokia žolininkė buvo, visą kaimą ten žolelė kydė. Bet aš jos neatsimenu, jinai rengs. Bet tokia mažutė sakė, nu, prieš. Jo, iš mamos pusės tokios smulkios moterys. Bet tai žinai, kaip, žiūrėk, nebūtina susikoncentruoti, kaip jinai atrodė nam gyvenime ir kaip šitam. Nes šitas dalykas nėra toks pat. Bet vat man neša, rodė, į tavo mamos mamą, į tą moterį parodė. Ir rodo, kad jos irgi jinai buvo ištroškus meilės, kad vat net eina kažkokia grandinė, kad jūsų visos moterys giminės, net tavo sesuo, jums reikia meilės. Vyro meilės reikia. Rodo, daug moterų ženijasi ne iš meilės, kad išleidžia ten tėvai kažkur. Bet, pavyzdžiui, vat net sesuo, aš kiek prisimenu, jinai iš vis neturi vyro ir neturėjo. Atrodo, visa giminė grandinė, kad reikia vyriškos meilės nėra. Nors yra vyrų, nors žinok, vyrų yra, kurie myli. Bet kažkas tokia eina, kad jos nemoka priimti, jos bijo priimti. Nu, vat, ką dar įsakyti? Mama pasakojo, kad jos mama, kažkada kai aš buvau maža, ten gal 3 metai buvo, aš jos pati nesimenu, sako, pasisodino mane ant kelių ir sako, šitas tavo vaikas bus labai geras. Nu, tipo, kad aš, kažkaip, tipo, nu, mane kažkaip išskyrė, kad geras tavo vaikas. Tu žiūrėk, ir gerai esi. Tu žiūrėk, pavyzdžiui, kaip tu rūpinėsi savo tėvais. Ten ir tėtį, žiūrėk, be klausimo, ten davė energiją ir susirgai. Ir mama, kiek aš tave pažįstu, sesuo ten rūpinės, bet gal ir sesuo. Bet tavo dėmesys ypač skirtingas ir nori to ar ne, bet aš turiu tą pasakyti, tu savo energijos labai atiduodi, maitini tėvus daug savo energiją. Dabar užteks visiems, kai šitą išsprendėm. Dabar kažkaip atsipalaidau. Gerai, dabar vat, pasižiūrim, va tą situaciją, jau mes viską pabaigėm, taip? Mes pabaigėm, mes, reiškia, padarėm tą situaciją su ta mergaitė, su tais burtais, išėjom, totaliai išėjom, vat Airina, nesvarbu, ką tavo prisiminimas, kad sakys, tikrai nėra. Tas yra, tau reikia suvokti, kad ten kažkoks gali būti blefinis iš padarų. Tu prisimink tipo, nes pačiai man aš galiu, mokinti tave galiu atsakyti bet kam daugą, bet man pačiai taip būna ir aš jau moku atskirti ir sakau, ne, sakau, pasimk savo, sakau, čia jau nebe mano seniai, sakau, aš to atsisakiau. Bet žinai, tiesiog toks įvyksta dialogas. Nes man irgi, pažiūrėjau, ne tik per nuojautą, bet net ir per ausį pasako, o, tipo, taigi žiūrėk, ten va taip gali būti. Ar tau reikia dar kažko tai pasakyti, va, ar tu jau suvoki tą, kad įsitikinus? Irina. Negirdėjau dabar. Viskas ten taip ir užsidarė tas klausimas, man viskas kažkaip dabar. Nu, gerai viskas, atrodo. Liuks, gerai. Jo. Gerai. Tai dabar einam prie tavęs kaip prie Dievo. Dabar vėl tada užduosim šitą tavo klausimą.
Airinos skydliukiai. Ką tu turi mums pasakyti? Dabar tai aš jums pasakysiu ačiū. Aš dėkoju ir sakau ačiū. Tokia laiminga, atsibudusi ir jai gerai, bet jinai laukia, kūnas laukia, kad mes toliau eitumėm ten nagrinėti kitus dalykus. O imuninė sistema ką sako? Aha. Aš atsiprašau, kad aš čia kartais perimu, bet, Gerai, nieko tvarka. Man- Tavo sensas. Jo. Va, eina. Imuninė, ką pasakyk ir tu tarp žodį. Imuninė sistema sako, o aš absoliučiai noriu būti Dievu, man tas labai patinka. Tavo akių nematom. Kur aš čia dingu? Vat. Davai klauskit, sakykit ir einam prie to Dievo, kad jai patinka. Tai Irina dar ką iš tavo endokrininė bendrai irgi tada. Ką endokrininė dabar kaip jinai jaučiasi? Tuoj. O endokrininė sako, aš tai prisiderinsiu prie skydliaukės ir šitos imuninės sistemos. Nu ir gerai. Bet jinai pozityviai, sakykime, jeigu tai pasakytum žmogiškai, tai jinai žiūri. Labai su šypsena, su gerumu žiūri į tą imuninę sistemą ir į skydliaukę. Bet važiuok kaip įdomi, nežinau, matytum mane ar ne, gali važiuoti, Matau. taip eina. Skydliaukė, va čia biški viršui, imuninė sistema rodo kažkodėl tai iš tavo kairės pusės, labiau ten, kur šonkauliai, o Blužnis. ta blužnis, o ta, kaip ten sakant, jos paskutinės endokrininė rodo stovi kiek žemiau, kur vat inkstas gal. Antinkščiai tenai. Ten Jo, antinkščiai du. nu, va, aha, taip aš panašiai, tiksliai nepažiūriu, jeigu taip tiksliai žiūrėti, reiktų man įsimta žmogaus kūno. O va taip, va, eina. Nu, va, jos taip išsidėstė, kaip kalbėti reiktų, tai jinai iš apačios žiūri į skydliaukę ir imuninę sistemą ir tokia, o aš prisiderinsiu, man gerai labai, kaip jos tipo. Kažkodėl taip, kaip jos, taip ir aš tipo. Nes yra susiję, yra tokios ašys, kur vienas kitas susiję. Tai, Aha, dėl to aš pradėjau, žinok, Irina nuo skydliaukės, nes ten yra pagrindinis filtras. Ir tada iš mūsų viršaus eina per čia ir skydliaukė daug ką gali pasakyti, tada skydliaukė nukreipia į širdį, tada širdis į sielą, tada siela į kažkokį įvykį. Tai va, tai žinai, va, nes yra va, ta sistema tokia. Šiaip tai, žinai, aš galbūt, va, jeigu būtų toksai va, klausimas, Irino kūnai, va, ko tau dabar, va, šiuo momentu, ko tau labiausiai reikia? Irina kūnas turėtų, kaip tu norėjai, ar dabartinis fizinis, ar aš kaip siela, per sielą pasakyčiau, o fizinis kūnas Irinos. Mažiau davai, pažiūrėkime, Irina, nu ką tavo kūnas pasakys, tu pati pasakyk. Aš sakyt, man sakyt? Aha, įdomu dėliai mums. Man pasakyt, kad būtų idealios sveikatos. Nu, kaip sakiau, idealios sveikatos, energingas, atsparus. Nu ir toks. Gal dar kartą pakartosiu klausimą, ko tavo kūnai šiuo momentu trūksta reikia? Tai dabar kaip šiuo momentu tai atrodo, kad gerai, bet ko iki seanso trūko, tai kad imuninė sistema, endokrininė sistema veiktų. Gerai. Aha, iki seanso nežiūrėkim. Aha, nežiūrėkim. Tai va, o dabar aš nežinau šiuo momentu. Šiaip tada žiūrėk, o jeigu aš dabar žiūrėk, dabar padarykim taip, aha, žiūrėk taip, mistiškai žiūrėk, sakau, aš kaip siela ateinu prie tavo kūno. Tai reiškia tavo siela, jo, su siela. Ateinu prie tavo kūno. Aš ir siela tau žiūrėk rankom. Paglosto plaukus, užkiša tavo plaukus už ausų abiejų, paglosto tavo kaktą, tavo kirpčius, nubraukia rankas per pečius, ir tavo taip švelniai paglosto, na tavo. Ir sako taip, į širdį, sako siela, pasakyk. Ar reikia tavo nors? Man sakyt? Jeigu tu jausi, sakyk, aha, ir aš pajausiu ezoterinį, ką kūnas sako, ir tu gyvas gali pasakyti. Aš noriu, kad aš jausčiau savo kūno malonumą visada. Tiesiog aš jausčiau, kad mano kūnas yra sveikas ir jį malonu jausti kiekvieną akimirką ir kiekvienu momentu. Kad aš jaučiau, kad aš turiu kūną ir būtų labai gera tame kūne. Ir kad jisai priaugtų svorio iki normalaus, nes dabar vieni kaulai reikia. Iki mano normalaus, tokio etaloninio kūno svorio. Remigiau, einu aš tada prie jos sielos. Aha. Ir su siela dabar kalbam. Davai, sakau sielai, nu tai žiūrėk. Sakau, tai žiūrėk, vat, nori, vat, ką tu pasiemi į sielą?
kad gerai jaustumėsi ir jinai, kad tu svorio priaugtum. Davai pažiūrim. Vat kaip čia galėtų įvykti? Parodyk sielą, tuoj, Irina, tuoj. Parodyk sielą, kaip čia galėtų tai įvykti. Tu šiaip sakai savo, mano apetitas geras. Sakai? Tai žinai, čia netame esmė, čia dėl endokrininės ir imuninės buvo šitų sutrikimų. Tai jeigu viskas šitas, dabar, sakykime, pasitaisys, tai viskas bus gerai. Aš taip manau, kad čia va pagrindinės kliūtys buvo. Kad apetitas geras būtų, bet reikia, jeigu fizinė erdvė tavo kūnas turėtų priaugti, tai rodo tave, kad gamintųsi kažkas, kad tu vat šypsaisi. Kad tu laiminga, kad tu šypsaisi. Kad, žinai, tas draugutis tavo, nesvarbu, ką jis ir kaip, bet tu turi nuo jo nepriklausyti. Nes dabar, pavyzdžiui, eina taip, kad tai, ką jis daro, gaunasi, kad tu nuo jo priklausai. O reikia tikriausiai kažkaip bandyti apversti taip, kad jis nuo tavęs priklausytų. Tai viskas bus gerai. Atsiprašau, kai ta endokrinė ir imuninė sutrikus, aš, tokia buvau, realiai pusiau gyva. Ir tada mane viskas veikia. Ir draugas veikia, ir oras veikia, bet kas mane veikia. O dabar, jeigu aš jausiuosi gerai, tai aš su viskuo susitvarkysiu. Aš absoliučiai su viskuo susitvarkysiu, jeigu mano sveikata bus gera. Man, atsiprašau, bet pofik viskas, aš viską padarysiu. Tik tai, jeigu viskas bus gerai su jėgom, su sveikata, su tuo fiziniu, sakykime, aspektu. Dabar stop. Dabar sakyk, žiūrėk, rytoj tu atsikeli. Apie ką tu galvoji? Šoku, į darbą lėkiu. Gerai. Ką tu girdi toliau, kaip tu darai, kaip papasakok, pamatyk, įsivaizduok, kas toliau vyksta. Lėki į darbą. Aš tikiuosi, aš atsibundu pilna jėgų. Kaip pilna, prasme. Tu nesitikė, bet tu pamatai dabar. Aš sakai ir išjauti, pamatai, aš su tavim išjaučiu irgi. Tavo siela irgi. Aš atsibundu kaip žmogus, normalus, išsimiegojęs žmogus, kaip jaučiasi. Atsikelia ir eina darbą. Tu atsikeli, tu eini miegoti ir tu pasakai, aš laiminga ir aš ryte atsikeliu laimingiausiu žmogum pasaulyje. Tu tik atmerki akis ir tu šypsaisi, nesvarbu kas kur kaip, bet tu sakai, aš laiminga ir sveika, aš stipriai laiminga ir sveika. Koduok ir sakyk. Ir nelauk, kad ten, šiandien aš sveika, gerai, tu man kartais parašai pasianso, šiandien su manim gerai. Tai reiškia, kad galbūt viduj tu lauki, o gal poryt bus negerai. Nereikia, tu atsikeli laiminga, toliau sakyk. Lėki į darbą, kad ir sniego daug, kad ir kas nors, tu šypsaisi vis tiek. Ir aš matau tave, aš fiksuoju tave tokią. Sakyk toliau, Irina. Aš tiesiog noriu apie tai negalvoti, nei fiksuoti kažką, nei nefiksuoti. Aš tiesiog viskas eina iš vidaus, viskas yra gerai. Ir aš apie tai negalvoju. Nesakyk žodžio negalvoju, nes visą tai girdai, kad galvoju. Nei programuotis, nei ten manifestuotis. Man tiek viskas atsibodo, kad aš jau nieko realiai nebenoriu. Aš noriu kaip normalus žmogus gyventi ir apie tai negalvoti. Dirbti savo darbelius, viskas man gerai, kad, ta prasme, ką man reikia padarau su džiaugsmu, pilna visokių prisikuriu ten savo veiklų, viską darau su džiaugsmu ir viskas man lengva. Ir su tokia būsena aš ir vaikštu. Ir nieko nei nefiksuoju, nei manifestuoju, man jau viskas atsibodę. Šitas viskas, jau aš soti. Atsikeli laisva ir savo, laisvai važiuoji į darbus, paprasčiausiai žinai, kad viskas gerai ir tau ten kažkokį daryti, kavą atsigerti, toks. Gėriuosi, gražiu oru, dėkoju visiems. Ir jeigu rašai žinutę, kam ar kaip, ar man, rašai, kad aš laisva, ir dar ten dadį kažką plus, sakykime. Jeigu paskambina mylimukas, ar ten galvoja apie, ne mylimukas, kaip ten draugutis, kaip ten draugas. Tai kas ten būna? Nežinau, aš tai kažkaip visą laiką geros nuotaikos su juo bandau būti, bet aišku. Ir būk geros nuotaikos. Ir būk geros nuotaikos. Ir ten, kad jis ten ar ten koks tai ten bus pavalgęs, ar ten parūkis, ir ten kažką, o tu geros nuotaikos. Ir tavo aštuoniukė su juo eina, tu per filtrą nepriimk jo ten blogos nuotaikos, o tu jam duodi gerą nuotaiką. Ir jis tai gali vemti, gali jam būti kujo, atsiprašant, blogai. O nes tu skleisti gerą nuotaiką, geras vibracijas aukštas ir jam pasidarys pykint, gali pradėti ir jis tai galvos, ten neskambinsiu, nes man pykina, jis atvirkščiai galvos, žinai. O tu vis tiek, žinai, kad jis neskambina kaip... Prasme, tada galiu siūsti tą šviesą, aš kaip įsivaizduoju, aš tai netgi reikia. Tokią šviesą, tokią atinančią, jį taip įsivaizduoju, toj šviesoj. Paimk ausinės, paimk jo nuotrauką ir pasimk ausinės, kur iš dviejų įjungi į kompą arba į telefoną, paleisk kokį om.
O, tai uždėk nausujam ausinės ir tegu klauso ezoterinį ir dveitą om. Ir gal, žinai, vis tiek, žinok, ne iš karto gali kažkas pradėti keistis, vis tiek kažkas, kaip ir mes kalbėjom, gal jis labai, nesvarbu, Mes turbūt jau čia nespėsim, ne, nieko padaryti. Tai žinai ką, galim pakalbėti su jos, jau Remigijau, mes spėsim, kiek čia laiko jo. Jo, dabar žiūrėkit, aš dar taip konstruktyviai noriu užbaigti tą pirmą aspektą ir man tiesiog reikia išgirsti, bet tiesiog aš vis tiek neišgirdau šitą atsakymą, aš noriu užbaigti tą temą, bet man reikia pasižiūrėti ir dabar ar Airinos kūnui šiame momente ko nors reikia. Ar yra kažkokių energijų, kur eina, ne kur reikia. Vat šiame momente, aš nešneku tenais apie laiko juostas ten, taip toliau. Vat yra, šiame momente. Siela sako, dievybės reikia. Man reikia dievybės, aš noriu būti dievu, aš esu dievas, laimingas dievas. Sako, aš noriu savo genetinio kodo stiprybės, kad tas visas viduje gyventų. Nes, mūsų kūnui, kaip ir mum yra visata, mes matom žvaigždės išorę, visą tą infrastruktūrą. Taip ir mūsų kūno milijardai ląstelių mato mus kaip dievus. Nu, čia tas dievas yra, bet dievas yra iš esmės tiesiog stiprus žodis. Nu, jinai supranta, ne apie tą ten kažkokį bažnyčių dievą kalbam. Jo, taip. Ir tai gerai, tada tokį mažiuką eksperimentą padarom. Ir play per sielą, aš nežinau, Airina gali ir sakyti ar ne, bet jai reikia tikrai išjausti ir patikėti tuo. Nes jeigu mes su šitais žodžiais, ką mes sakom, taip ir yra. Ką turėčiau daryti? Pasakyk. Taip, pasižiūrėk, koks ten dialogas vyksta viduje. Siela sako, tu labai gerai palietėjai šitą klausimą, šitą tikėjimą, šitą energiją, taip pasakyčiau energiją, kad, reiškia, siela dabar taip, ji įeis į kūną ir ji smegeninė dalyje, kur neuronai, kur protas, kur ego, įėjo siela į ją. Magiškai taip dabar sako ten toje struktūroje, kur smegeninė dalis ir girdi širdis, bet pirmoji eilė tenais sako, aš genetinis kodas dievybės, aš esu Dievo jėga, aš esu savo prigimtinės jėgos esybėje ir aš esu Dievas, Dievas esu Dievas. Ir dabar taip sako, siela sako, pakėlus galvą, tos lūpas į neuronus eina, garsas ne lūpas pirminį, į neuronus ir kažkodėl ego ir protas rodo yra dešinėje Airinos pusėje, smegeninėje dalyje, pakaušio viršugalvyje, gal tai veidras, bet aš pasakau, kaip rodo, paskui galima ten pagalvoti, panagrinėti. Ir siela visam šitom dalim visom skleidžia, kad jos įtikėtų, patikėtų tuo, kas yra tikrai tiesa, ir tai eina iš širdies, iš gilumos tų čakrų, kad yra dievybės stiprybė joje. Ir jo žodis yra labai stiprus, ir mintis jos yra labai stipri. Ką ji pasakys, ką ji pagalvos, taip ir bus. Ir dabar sako siela protui, sako, va čia tau ir bus provokacija. Tai sako, greitai atšoksi, sako, per ego. Bet ego ir protas turės ateityje susitaikyti. Jie kaip neatsiejama dalis kūno. Jie turės susitaikyti vis tiek su širdim ir su siela. Ir toliau palieku ir matau, kaip iš tos sielos eina kažkokia ugnelė, violetinė ugnelė. Jie apima smegeninę dalį, apima neuronus. Ir neuronai pradeda kažkaip tai lakstyti, jungtys kažkaip jungiasi. Ir kad jungtis, kiekviena jungtis, sako, aš Dievas. Sako, tu supranti, tu įsivaizduoji, aš Dievas. Ir tie neuronai jungiasi taškiukais ir plečiasi kaip rankytės, kojytės. Jie visi susipina, sakytum, rankom susiema, kojam ten visko ten susipina. Bet atrodo kaip matrica, bet tai yra neuronai. Bet ten, jeigu pažiūrėsi neuroninę sistemą, tai irgi, kaip tu skleisi, kaip tu sakysi, ką tu duosi programą, kokią įrašysi, neuronai skleidžia. Ir jie taip labai labai gražiai laimingai
supranti, įsivaizduok, aš Dievas, pasakyk kitam neuronui, perduok, vat aš Dievas. Ir taip eina, ir skleidžia. Ir kitas sako, juhu, aš Dievas, viskas, tai pasakiau, taip ir šventa. Ir va taip fainiai man parodė. Ir taip tegu būna, tegu lieka, ir aš ten, žinai, valandas galiu sakyti, kol dabar neuronai per visą kūną ir to smegeniniai dalykai, kol jie vienas kitam išskleis tą informaciją. Gerai, tada dabar užfiksuojam šitam, aišku, praeis kažkiek laiko metabolizacija šitai yra į fizinį kūną, bet tai vyksta akimirksniu, bet yra tam tikra metabolizacija ir aišku, šio laikmečio yra kitas greitis, bet čia nereikia užsifokusuoti. Taip, gerai, tada. Dar norėčiau dar tokį trumpą airinį sakinį pasakyti, kad vat, tas paprastas žmogus, čia irgi paprastų žmonių nėra. Tam tikrais aspektais, sakykime. Tai vis tiek nėra taip. Tai gerai, tada mes viską užfiksuojam. Gerai. Ir Aš fiksuoju. Ir taisim prie draugo. Prie draugo. Fiksuojam, gerai. Tai, Sakai, pastebėjau, kaip aš neturiu kantrybės. Aha. Tai čia šiaip. Nieko kantrybė. Irgi tegu ten eina į neuronus ir žino, kad nereikia nei ten kantrybė, nei nekantrybė. Taip yra ir viskas. Fiksuojam, tuoj. Šauktukai, jie stavė, aš pasakiau šventą. Viskas, liuks.